Labą dieną. Kviečiu visus užeiti. Labą dieną. Nijolė ir Jonas Morkūnai savo sodybą puoselėja kur kas trumpiau nei Rita, bet sklypas čia kone 3 kartus didesnis. Prieš 9 metus sutuoktiniai pirko jau pastatytą namą, aplinką kūrė patys. Pamatysit, dabar aš noriu parodyti mūsų sodą. Mūsų sklypas yra paskirstytas į 3 dalis. Ten yra daržas, pamatysit, namas su poilsio zona ir čia sodas yra. Sode ne tik tradiciniai lietuviški vaismedžiai ir vaiskrūmiai, bet ir daugybė kitų kraštų augalų. Įvairių rūšių riešutmedžiai, cidonijos, oleandrai ir net kamščiamedžiai. Išpuoselėtame šiltnamyje daržovių gausa. Pomidorai, agurkai, moliūgai, pipirai, žalumynus Morkūnai valgo pilna burna. Sodas ir daržas turi ir mokomąją paskirtį. Aš dirbu kurčiųjų mokykloje su mažais vaikais, tai mes su tėvais darom čia rudenėlio šventės. Parvažiuojam visi. Ir vaikai man turi pasakyti, kurtieji, taigi turi rodyti ir daktilių daiktą, ir gestą, ir pasakyti. Tai mes prie kiekvieno einam augalo ir jie turi pasakyti to augalo pavadinimą. Sklypo landšaftas nėra lygus, o tai, pasak architektų, didžiulis privalumas. Kalne Nijolės vyras iš akmenų sumūrijo rūsį, kuriame šeimininkai laiko daržoves ir savos gamybos vyną. Čia yra laužavietė ir deginam laužą. Ant kalvelės virš rūsio ugniakuras. Šia šeima švenčia šventes. Beje, šis kalnelis pavadintas Gaspadoriaus vardu, Jono kalnelis. O štai lauko židinys Nijoliai primena jos tėtį. O šitą židinį mūrijo mano tėvelis amžinatilsis su vyru. Mano tėvelis buvo židinių meistras. Visą gyvenimą pečius statė, židinius. Tai čia jau jo palikimas. Taip, jo palikimas. Paklausta, ko reikia, norint šitaip susitvarkyti sodybą, moteris nedvejoja meilės, širdies ir noro. Kaip mano mama amžinatilsis sako, Nijolė, kad pasodintų, bet ką, jie išdygsta ir užauga. Gal, kad mano ženklas yra jautis ir arklys, mes su vyru abu pagal metus arkliai esame, o aš dar pagal mėnesį jautis. Tai man nedaug valgyti, bet daug dirbti. Nijolė sako, kad pirmą kartą pamačiusi šį namą apsiverkė, jai labai nepatiko jo vidus. Dabar neatsidžiaugia tokiu išplanavimu didelėmis erdvėmis. Beje, moteris savo namuose planuoja įsirengti nedidukę anapilin išėjusio dailininko Vaclovo Rimkaus darbų galeriją. Nijolė draugė su menininko našle rūpinasi kūrybiniu Vaclovo Rimkaus palikimu. Sodybos viešnios neslėpia susižavėjimo šeimininkų veiklumu ir darbštumu. Suprantu, kad šitiems žmonėms šitas darbas irgi yra poilsis šitoj žemėje ir šitoj vietoj. Tai vėlgi pratęsiant tą idėją, kad visų pirma vis dėlto žmogus, jo dvasia, jo norai ir pomėgiai, o po to atsiranda, pasirodo, viskas, ko reikia. Atėjus į šią sodybą, tai ta erdvė didžiulė sklypo, kuri nuteikia taip, lyg būtum patekęs į kokį rojaus sodą. Matosi, kad čia gyvena labai darbštus žmonės, kurie įdėjo labai daug darbo. Nustebino plotai, šiuolaikiniai plotai, aišku, jie yra mažinami. Jie yra mažinami miestuose, juk žinot, kiek tų arų žmonės turi ir gali su kaimynu per langą šnekėtis, o čia jie turi tikrai didelę erdvę. Ir tai mano sielai tai yra labai priimtina. Įsivaizduočiau, kad visa Lietuva taip turėtų gyventi. Nes Lietuvoje tikrai dar užtenka ir žalių plotų, ir tas susigrūdimas į miestus, tai čia buvo 19 amžiaus industrijos palikimas, kai reikėjo koncentruoti daug darbininkų. Tikrai vieta daržui, vieta sodui, vieta baseinui su kažkokio poilsio aikštelėm ir vaikų žaidimo, galų gale vieta šventiniam renginiam, kur, kaip jie minėjo, čia joninė švenčia, laužus kūrena, kaimynus į svečius pasikviečia. Kai kurie akcentų trūksta, sakykime, kai kurios kampelius galima būtų dar paįvairinti, padaryti. Aš labai gražiai galvočiau ir patarsiu šeimininkė, jeigu jinai priims mano, gal jai visai nepatiks, nežinau, bet ant tos sienos, sakykime, žemyn paleisti žydinčius augalus, trupučiukas svyrančius, sakykime, kažkokių tai visokių žolyčių, būtų labai gražu. Tie akmenys, jie pražystų patys. Šeimininkai čia augina medžius, vaisius, viskas tiesiog klesti, visur kabo uogos, gėlės žydi. Nu, tikrai, visai netoli idealo. Mano svajonė būtų, jeigu aš turėčiau pakankamai ploto, šiltnamis, obelis kelios, sakykime, ir tų pačių agrastų keli krūmai, jie būtų augę. Bet aš neturiu galimybės.
Taip, todėl sveikinu ponę Nijolę, kad ji turi tą galimybę ir linkiu tikrai gražiai tvarkytis ir gyventi taip ekologiškai, su vaisiais, daržovėm ir visais šiltnamiais. Puikus apželdinimas, tikrai neturiu jokių tokių priekaištų ir šiuo atveju aš nežinau, kaip ten kitose sodybose, bet čia yra viskas. Čia ne tik yra ta graži aplinka, kur tu sėdi ir džiaugiesi, bet čia ir daržas, ir ūkis, ir vyno rūsys, ir įrankiai. Nu, viskas vienoje vietoje ir viskas sutvarkyta svarbiausia. Nėra ne vieno apkuisto kampelio. Mano skonio švyturio pavėsinė čia netiktų. Tas reklaminis skydas, jisai netinka. Jisai mum įprastas regėti visuomeninėse erdvėse, o čia yra privati erdvė ir čia jau, nu gal tiesiog, kaip sako, šeimininkam dar reikia laiko. Jei reikėtų stabilę, aš netgi galvočiau, kad čia tiktų dirbtinis medžio lietsargis didžiulis su išpintu stogu ir labai gražiai atrodytų čia. Šis namas iš tikrųjų padarytas talentingo architekto, iškart matosi. Projektuotas sovietmečiu, kaip tiesą sakant, tikrai buvo ir medžiagų stygius, ir medžiagų apdailos stygius. Ir pati ta išraiška, galbūt šiek tiek medžiagos jau pasenęs, gal kažką galima būtų pakeisti, bet visumoje jisai yra pakankamai gracingas ir gražus. Prie šitos aplinkos eksterjere man dar netgi trūktų medžio apdailos. Truputį visiškai, kadangi tas tinkas jau irgi yra pasenęs, aš jį paimčiau ir apkalčiau mediniam lentom ir tada beveik pakeitus dar kurias detalės būtų tokia idilija, toks skandinaviškas, kad jis būtų labiau tas namas. Baisiai daug nereikalingų balkonų, aš čia juos visus nukapočiau, turint tokią oazę, tokią rojų, sėdėk ir džiaukis. Architektai mėgsta kritikuoti ir ypač kito architekto darbą. Tai šiuo atveju, kadangi čia darbas daugumoje yra ne architekto, tai aš tiesiog ir negaliu kritikuoti, todėl kad, nu, kita vertus ir nematau ko kritikuoti. Aš su malonumu atvažiuočiau čia ir įsikurčiau. Mažiausius balus architektė skiria už sodybos stilistinį vientisumą ir mažąją architektūrą. Kiti vertinimai labai geri. Pačiu aukščiausiu šiuo atveju aš įvertinčiau funkcionalumą, bet ir estetiką ir aplinką, neperkrauta, pakankamai saikingai, tokių nėra kažkokių tai akį rėžiančių, nu gal ten kažkokių varlyčių prie akmenukų ar dar, ar nykštukas koks stovi, bet jie taip, nu, absoliučiai nežymiai, neryškiai. Sodyba gauna tokią ypatingą vertę, kad tai šiuolaikinė architektūra, įkomponuojami tie etno stiliaus elementai ir tada yra gana geras rezultatas. Džiaugiuosi to ponios Nijolės, kad ji turi galimybę tokias erdves turėti ir matyti viską iš savo virtuvės, kur vyksta pagrindinis gyvenimas, taip kad aš manau, kad labai viskas puiku. Aš taip pačiu aukščiausių balų vertinau apželdinimą ir matosi žmonės domisi tam tikrais įdomesniais augalais. Nepamiršta ir lietuviškų obelaičių, ir kriaušių, ir serbentų, ir braškių. Atsiveža iš kitų šalių augalų, bando juos adaptuoti ir žino vos ne kiekvieno jų istoriją, kur kas atvežta, kaip čia augo, kaip rygė. Ačiū labai. Atsisveikinant įteikiame poniai Nijolei žurnalo Statyk praktinis būsto vadovas metinę prenumeratą. Pristatėme dar 2 šaunias sodybas. Priminsime, jog savo balsą už patikusią sodybą galite atiduoti skambindami trumpaisiais telefono numeriais. Balsuoti galima dar pusvalandį po laidos. Taip pat savo nuomonę galite pareikšti internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Čia jūsų balsai laukiami iki pirmadienio vakaro. Kitoje laidoje matysite. Bendrai, šitam interjeru aš neturiu turbūt nei vieno priekaišto. Man reikėjo tos šviesos. Man labai patinka šviesa ir aš ten tokių visokių tamsių vietų nelabai. Reikia, kad žmogus galėtų išsiplėsti, kad jisai kvėpuotų, kad matytų. Mes čia kūrėme savo. Mums abiems. Mes čia atvažiavom ir mes čia savo pradėjom nuo pradžių kurtis viską. Idėjos tai iškart nesupratau. Reikėjo kalbėti tiesiog su šeimininku, kad suvokti, kas čia yra. Projekto informacinis